Labas, labas ir vėl aš šiandieną su tavimi. Labai greitai noriu pasidalinti viena tokia praktika tau, jeigu tau antra pusė, vyras, žmona, kažkas tai vat iš tavo vaikinas, mergina įstatė tau ragus vadinamus. Taigi, jeigu tau taip atsitiko, bet tu nori dar tęsti tos santykius, nori juose būti, o jautiesi toksiška, jautiesi, kad kiekvieną minutę tu jį gali pritrenkti, kad tu jau nebepasitiki juo, kad jisai tiesiog sudaužė tavo gyvenimą ir taip toliau, kokia tu vargšė, koksai tu vargšas ir kaip nežinai, kaip tą visą sukontroliuoti, ar ne? Ir aišku, tuo pačiu priverti jaustis kaltu aną žmogų, ar ne? Neapsispręsdamas, ko tu nori. Ne visi žmonės moksta būti tolerantiški ir tai, ką sužinojo, kad jų ten antroji pusė įstatė ragus, tiesiog nemoka būti, nemoka neišsiduoti, nemoka pasitikėti daugiau, ar ne? Taigi, klausykis, kada tu būsi viena namuose, atsisėdi su telefonu, įsijungęs kamerą ir įrašą, paspaudęs ant įrašo ir įrašai visą ką tu jauti tam žmogui, kuris tau įstatė ragus, su kuriuo tu gyveni. Kaip tu jautiesi. Tu gali išsakyti viską, tu esi tarakonas 2 kojų, tu esi ten košėjus bemirtingas, kažkoks tai va toks, tu sugadinai mano gyvenimą ir taip toliau ir panašiai. Viską, ką jauti, visą neapykantą, visą gailestį savo, jam, vaikams. Tiesiog viską išsakai, kaip tai gali, ta prasme, išsakai. Čia atsimink, prieš kamerą nėra nieko daugiau, tik tai tu, tavo jausmai ir telefonas. Taigi, išrėkusi visą, išsakęs, išverkęs ir taip toliau, 14 dienų, per 14 dienų turi 10 kartų pažiūrėti šitą video. 10 kartų. Sakysi, oi, kaip čia lengva, čia nieko tokio, ar ne? Pasižiūrėk vieną kartą ir tada jau man parašysi, kaip tau eisis tą ir antrą kartą, ir 10, ar ne? Bet šita praktika, jinai negalioja, jeigu tu per 2 savaitės nepražiūrėjai 10 kartų. Negalioja, tu turi peržiūrėti. 10 kartų per 2 savaitės susidėlio, kokiom dienom tau išeis važiūrėti. Ir tiesiog, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, kai žiūri, neteisk. Nesteisk savęs iš vis be jokių emocijų, be jokio tenais, oi kaip man tavęs gaila, oi kaip tu tragiškai atrodai, oi pasižiūrėk, čia pas tave ten kažkas ant nosies kaba. Ne, tiesiog nekritikuok nieko. Žiūrėk šaltai, be jokių emocijų, tiesiog stebėk, žiūrėk. Antras dalykas. Turi atkreipti į kiekvieną raukšlelę, kiekvieną pasakymą, kiekvieną emociją dėmesį, be gailesčio. Ta prasme, be emocijų, bet turi atkreipti į visą tai dėmesį, įžiūrėti save iš visų pusių, kaip tu šneki, kaip tavo lūpos kampučiai juda, kaip tavo akis juda, kokios emocijos išeina, kaip tu visa atrodai, ar ne? Bet be jokių teismų, neteisk savęs. O trečias dalykas, tai yra svarbiausias, kada jau pražiūrėsi 10 kartą, turi atsisėsti ir nuspręsti. Ar tokia tu savo patinki, ar tokia nori toliau tęsti šituos santykius, ar tiesiog renkiesi uždaryti duris ir nebekentėti ir pradėti naują gyvenimą iš naujo lapo, ta prasme, nusipirki knygą ir užsirašinėjai viską iš naujo, ar ne? Jeigu tu sugebėjai atleisti po šito video, tikrai daugam pakeitė šitą gyvenimą, ar ne, šitą praktiką. Jeigu tu nusprendi tęsti toliau, tiesiog turi uždaryti duris va šitai moteriai, kuri kenčia tam telefono video įraše, ar ne? Ir eiti į priekį kartu su to žmogumi, patikėti jo, užsidengus visą šydą, patikėti ir gyventi su juo toliau. Jeigu ne, tiesiog uždaryk duris ir nekamuok nei to žmogaus, nei vaikų, nes tikriausiai ir vaikais kenčia. Ir pirmin, išmok pažinti naują pasaulį, išmok vaikščioti viena, išmok gyventi viena, sutvarkyti viena, gaminti dėl savęs ir eiti į sporto salę dėl savęs ir į kiną nueiti dėl savęs.
Tai nėra lengva. Taip tik atrodo, kada mes gyvenam su kažkuo, tai tikrai nėra lengva. Bet kai pradedi save auklėti, save mokinti, tu tampi laiminga. Tada ir ateina tas žmogus, kuris tave gerbė. Gerai, iki. Susimatysim.